Sveiki gyvi, brangus žiūrovai. Šiandien mes studijoje po atvirų dangumi susitinkame su kandidatu į Seimą Žilvinu Razminu. Sveiki, Žilvinai. Labadiena, Lietuvos piliečiai, lietuviai, ir žiūrovai ir kartu reiškia rinkėjai. Lietuviai, aš galvoju, ir kiti, bet... Nėra šitiems šitais nelabai noriu. Nelabai. Gerai. Žilvinai, čia einant atsisėsti patogiai pokalbiui, buvau paleidęs gyvą transliaciją į TikToką, nes TikTokas dabar, kaip čia pasakius, TikTok'e dabar sklinda liaudies balsas, dabar liaudis, kai nori... Paskutinis mado šauksmas. Ne visai paskutinis, bet kai liaudis nori išsisakyti, eina sakyti į TikToką, nes Facebook'e blokuoja, YouTube'e dar žiauriau blokuoja, Telegramų ne visi moka naudotis, o TikTokas pasidaręs tokią masinę auditoriją ir beje, tai Lietuvoje jinai lenktyniauja, turbūt jau aplenkus ir Facebooką, gal tik tai su YouTube'u šituo žiūrimumu nepasivė, bet kuriuo atveju. Taigi, TikToko žiūrovai uždavė klausimų, keletas iš jų pakankamai prasmingų, tai pradėkime nuo tokio, gal sakyčiau, rimčiausio klausimo. Ar įmanoma Lietuvai išstoti iš ES ir kitų šitų organizacijų, į kurias per 30 metų mūsų valdanti klika įstūmė? Aš nežinau, gerbimi žiūrovai, aš manau, kad nieko naujo nėra, kaip sakant. Viskas kartojasi. Atsimenu dar tarybiniais metais, kai buvo irgi, kai pradėdavau kalbėti apie ką reikia atgauti nepriklausomybę, ką tu idiotas, čia niekuomet niekas nesikeis, čia niekuomet čia buvo amžiams Tarybų sąjunga. Sakau, keisis, viską, nieko amžino nėra. Tas pats ir čia reiškia. Yra pradžia, yra pabaiga, toks yra pasaulis. Viskas priklauso nuo mūsų. Jeigu, reiškia, šita santvarka yra gera daugumai, o ne ten 0,8%, reiškia, tik tai tų išrinktųjų, kurie tarnauja svetimiems šiandien, tai tada, reiškia, yra viskas tvarkoja, reiškia. Ir Tarybų sąjunga nebūtų žlugusi, jeigu ten viskas būtų gerai buvę. Ir už tas idėjas būtų kovota. Bet nekovojo, tai reiškia, kažkas buvo blogai. Čia reikia kritiškai žiūrėti, bet šiandien laida ne apie tai. Ar žlugsta, tai reiškia, ar bus galima, reiškia, atsisakyti, reiškia, šitą okupacinio režimo, reiškia, kuris, reiškia, yra tas NATO, reiškia, ir tą Europos sąjungą galim priimti ir to, tai čia yra viena, reiškia, karinė sąjunga, kita, reiškia, to iškrypėlių sąjunga, kur yra dvasiniai iškrypėliai ir visi kiti ten, tie iškrypėliai, viską tą galima padaryti. Viskas priklauso nuo jūsų, tikslai, nuo jūsų, tas, kas yra jūsų galvoje, reiškia. Jeigu įsidėsit tą dalyką, jūs nori būti vergais, nori būti iškrypėliais, nori būti sunaikinti, tai prašau, tai jūsų valia. Bet jeigu jūs šito nenorit, jeigu jūs esate laisvi piliečiai, drąsūs, reiškia, yra bent vienas vyras, dar ne pederastas, tai tada, reiškia, būrimės kartu ir mėginam kalbėtis, reiškia, yra kokios problemos, kaip jas galima spręsti, kokiais būdais, ir pradėkim, reiškia, darbą, o nesėdėkim, reiškia, knopkiukus dabar spauda, reiškia, sėdė ant sopkučių ir nori kas pasikeistų, nesikeis. Reikia atsistoti ant kojų, judėti patiems pradėti kovoti, kaip užsienį, reiškia, studentai patys pasižiūrėkit, juda daro kažką, mūsų žvalia rūkam, ką sėdėm. Tai jūsų ateitis kokia, reiškia, tai jūsų nei vaikų turėsit, nei jūs kur gyventi, reiškia, jūs įstums iš tėvynės, būsit pasaulio valkatos, būsit sunaikinti, toks yra planas, reiškia, pagal Švabą. Patys žinot, ką reiškia. Sunaikinti žmonės, sunaikinti valstybės, sunaikinti tautą, sunaikinti smulkų vidutinį verslą. Ir kas beliks? Nieko, reiškia, iš jūsų nebeliks. Tai arba kaunamės, išsikovojam laisvę, atsijimam valstybę savo tą, ką už kurią kovojam. Arba, reiškia, būsim nutrinti, tokie, kaip sakau, gamtos dėsniai. Viskas yra įmanoma, priklauso nuo noro. Gerai, kitas rimtas klausimas, toksai rimtas su bandymu įkasti, o ką jūs padarėte Lietuvai, asmeniškai, ką nuveikėte, kiek mokesčių sumokate Lietuvai, ar apskritai sumokate mokesčius Lietuvai? Ką aš čia mažas žmogelis, ką aš čia galėjau padaryti, visą savo gyvenimą praktiškai pasvenčiau, reiškia, kovai už Lietuvos laisvę, nepriklausomybę, už lietuvių tautos, reiškia, gerovę, už tai, kad, reiškia, būtume žmonės ir šeimininkai čia Lietuvoje, bet tai yra smulkmena, tai yra. O jeigu aš būčiau, reiškia, gėjus, koks nors, gėjus tai yra tas, kuris, reiškia, turi milijonus, reiškia, turi milijardus, tas, kuris yra garbingas, koks nors, reiškia, uzurpatorius verslininkas, tai yra gėjus. Bet jeigu santechnikas, tai pederastas, kai sako, yra. Tai yra taip, kaip yra, žino, toks dalykas. Nieko čia daug nepadaręs.
Buvau, reiškia, Šaulių sąjungos vadas, reiškia, pirmasis Šiauliuose, Lietuvos laisvės lygos, reiškia, vadovas, kariuomenės, kurie sausio 13 kovojo, reiškia, pasiruošęs numirdavo, bet tai yra smulkmena, tai šito naudos nėra, čia idiotai tik tai kariavo. Svarbiausia yra hapnut, kuo daugiau paimti, reiškia, kuo daugiau išnaudoti. Dabar tie, kurio Šaulių sąjungai, yra, stokite reklamą, reiškia, Šaulių sąjungą, aš čia dabar, reiškia, toks, reiškia, tokios įmonės prezidentas, aš, Šaulys, aš čia patriotas, išvarysim rusus, reiškia, Ivaną lauk, reiškia, taip toliau, reiškia, užmušk rusą. Jie patriotai, bet tokie patriotai nori paklausti. Na, tai kur tavo tie darbininkai? Tai gal tu savo darbininkų algą padidinai? Gal tu prisidėjai prie tos, reiškia, žmonių, kurie, reiškia, išvažiavo, reiškia, ir turėjo, reiškia, priversti, reiškia, Lietuvą palikti? Ne. Tai jūs esate būtent lietuvių tautos, reiškia, ir pačios valstybės, reiškia, naikintojai, genocido vykdytojai, tokiems galima pasakyti. Nu, ką aš čia, aš mažas žmogelis. Nu. Žilvinai, nusukote esmę, nu, iš ko gyvenote, iš ko uždirbote pinigus ir kiek mokesčius Lietuvai mokėjo? Žinokit, toks dalykas, šiek tiek mokėjau. Šiaip aš linkęs buvau nemokėti nei tarybiniais laikais, nei dabar, nes nemačiau kam. Ir kvieščiau, reiškia, į tokį, reiškia, kaip čia dabar pasakyti, taip švelniai, kad baudžiavos bylos neužsidirbti. Į sabotažą? Ne. Negalima taip sakyti. Ne sabotažas. Į tokį, reiškia, taikų pilietinio pasipriešinio okupacijai, reiškia, tokį, reiškia, metodą. Tai ir kviečiau žmonės, reiškia, kodėl mes turim okupantams mokėti kažką, mes skolingi, iš jų ką pavogėm. Jie iš mūsų pavogė turtus, pavogė, reiškia, įmonės gamyklas sugriovė, jie parazituoja, negana to, reiškia, kai jie iš mūsų prisivogė, dar, reiškia, už mūsų pinigus, reiškia, jie dabar, reiškia, finansuoja kažkur tai kitų tautų žudynės Ukrainoje, tą visą daro, tą visą dalyką. Ir negana to dabar nori ir mus įtraukti į tą karą. Kad mes, reiškia, mūsų vaikai, mūsų anūkai, reiškia, žūtų, kad čia būtų, reiškia, kapinynas griuvėsiai Lietuvoje paversta. Reiškia, šito norit? Aš nenoriu. Nu, tai reikia galvoti, reiškia, kaip iš to įsisukti. O nemokėdami, reiškia, neremdami Ukrainos pinigais, reiškia, ir nemokėdami, reiškia, šitiem oligarcham pinigų, tai mes kaip tik tai, reiškia, pristabdytume tą visą dalyką. Tai vienas iš būdų, kaip, reiškia, atsiimti tą valstybę. Tai reikia galvoti. Normaliai valstybė, jeigu šita valstybė yra dėl žmogaus, reiškia, daugumai tarnaujanti, reiškia, ten, kur yra iš tikrųjų demokratija, o ne liberal, sionistų, reiškia, ta fašistinė, nacistinė dabar tokia, reiškia, ideologija įvesta, reiškia, kur, reiškia, kitas tautas sunaikinti, apart tik tai, reiškia, vieninteliai yra, kurie, reiškia, šitie kaip su dėlėm skriblėm, kaip jie ten yra, Chabad, Liubavič, kokie ten yra, tos didelės, tokie skridelės su barzdom, tokie su peisais, kaip jie ten tokie, yra, tai čia yra žmonės, mes šeiguoja, gyvuliai, reiškia, tie, kur auginami papjovimai, aš nežinau, karoj, ką mes čia tokie sauginami. Nu, darbams dirbti, darbams, turi statyti namus, kelius tiesti. Jo, Rabinas, kaip sakė, matot, gojai turi dirbti, reiškia, daug turi dirbti, o mes su Jahve kalbėsime, su dievais čia mes tau bendrausime, mes turite dirbti, jūs turėsite, reiškia, tiksliau, jūs nieko neturėsite, o, reiškia, būsite laimingi. Na, čia, gnai, švaba ta teorija, tokia ateitis yra, tokia ateitis mūsų. Gerai, tai išeina pagal tą logiką, kad Haner įmonės vadovas ir stambiausias akcininkas Avulis elgėsi taip, kaip jūs sakote. Jisai iškėlė savo įmonės registraciją į Estiją, kad nemokėti Lietuvoje mokesčių. Turbūt Estijoje irgi bando nuslėpti tai, kad Lietuvoje ir kitur uždirba. Tai ar Avulis patriotas? O aš patą ir sakau, lyg tai patriotas turėtų būti, reiškia, nemoka mokesčių. Bet jeigu paklausime, ar jisai, reiškia, už Ukrainą, reiškia, ar slava Ukrainė jis yra, ar jis palaiko, reiškia, šitą vakarietišką tą visą ideologiją, visus, reiškia, ES iškrypimus, reiškia, NATO jis palaiko. Tai jeigu jisai nemoka mokesčių, neišlaiko savų, tas, kas yra valdžioj, nesidalina,
Nu tai tada iš to išplaukė atsakymas, kai jis reiškia nėra. Jisai yra, netgi nerėmė nieko. Pas neoliberalus nėra nieko šventa, jų dievas tai yra pinigai, reiškia. Nemokėti niekam mokesčių. Tai yra pagrindinis dalykas. Nei tauta, nei valstybė, nei kažkokia moralė pas jų nieko nėra, absoliučiai, reiškia. Yra tik jis pats, jis tėvą motiną užmuštų, reiškia, dėl naudos. Va šitokie, reiškia, yra. Nu tai čia yra pavojingi visuomeniai žmonės turėtų būti. Šiaip aš tai įsivaizduoju, jeigu normali valstybė, tai būtinai reikia mokėti mokesčius, tvarkytis. Jeigu tavo valstybė yra gina, tavo namai, tai be abejo ir galvą paaukot gali, reiškia, dėl reiškia, savo tautos, dėl artimo. Tai aš ką ir dariau, savo darbais, mano gyvenimas ir buvo, aš buvau pasiruošęs numirti. Dėl valstybės, dėl savo tautos. Kvaila, kai kams kvaila, reiškia, idiotą, ne pinigus darėmės. Bet yra taip, aš manau, kad mano reiškia, vertinimas yra teisingas. Nežinau, įsivertinkit patys, reiškia, ar aš teisus ar ne. Tai tiek. Gerai, Žilvinai, užkabinote truputį Ukrainą. Klausimas buvo ir iš TikTok žiūrovų, ar BlackRockas yra supirkęs Ukrainoje žemes? Gal jūs žinote, gal jums BlackRockas ataskaitas duoda? Nežinau, ten turbūt yra vėlgi kažkokios sąmokslo teorijos, turbūt ten kokie, kas ten gali supirkti. Nu, jeigu nebesupirkti, tai labai nedaug, gal pusė žemė, gal biškai daugiau negu pusė supirkta yra. Tai yra gardus kąsnis, reikia suprasti, reiškia. Tai yra Ukraina, kiek ten, nežinau, kad naudingų iškėsenų vieną apie 15 milijardų, gal daugiau, reiškia, ten yra. Aš dabar tiksliai tą negaliu pasakyti, bet ne milijardais, jie trilijonais. Trilijonais, atsiprašau, trilijonais, tiesiog labai atsiprašau. Tai va, tai yra didžiuliai mastai. Va, visi interesai pasirodo, kad čia kapitalizme nėra tokia dalyka, kad dėl žmogaus, dėl kažkokios tai idėjas kažką tai paaukoti. Visur yra interesas pinigai, dievas pinigai. Dievas reiškia jų auksas yra. Užmušk tėvą motiną, bet ką reiškia, kad tik tai turėti naudos. Savo draugą artimą užmušk ir žinai, kad tik tai pasimk jo pinigus. Nieko švento nėra. Tai va, įbridom į tą, reiškia, balą, iš kurias reikėtų išbrist. Tai va, ir Ukraina yra parduota, ten yra jo žemės vien tai jau apsimoka, reiškia, žemės tos parduotos. Buvo tėva, kada skandalai tie, kad, reiškia, neleidžia, čia matot, rusai įsivežti tam tų grūdų, kur ten buvo ukrainiečių. Tai jau ten nebe ukrainiečių, BlackRock tie grūdai ten buvo, reiškia, užsienio kapitalo, reiškia, supirkti, reiškia, ir taip toliau, paimti, reiškia. Nu, bet tai Rusija tai leido pravežti tos grūdus, ten tas karas aplamais įdomus. Ir grūdus leidžia, ir naftą leidžia, reiškia, ten labai keistai viskas yra. Nu, yra kaip yra. Tai šiandien kalbėjau su vienu žmogumi, tai jisai sakė, kad iš jo pažįstamų komentarų, kurie tiesiogiai turi kontaktų Ukrainoje, pati saugiausia vieta Ukrainoje būti kareiviams tai yra prie naftotiekio, dujotiekio ir prie amoniako vamzdžio, nes ten yra dar ir amoniako vamzdis iš gamyklos einantis į uostą. Tai vat, būti šalia šitų vamzdžių, jiems absoliučiai niekas negrėsia Ukrainos teritorijai, kad ir kokie tenai, kad ir kuom jie ten būtų apsiginklavę, ten niekas jų nepuls, niekas jų tenai nebombarduos, niekas jų tenai neužpuldinės. O šiaip plaukioti Baltijos jūrą, kur reiškia, dujotiekis yra ten saugu, nesaugu, įdomu. Nu, vat klausimas. Bet ten patys rusai susprogdino, ar ne ten tą... Ne, tai dabar vokiečių tyrimas nustatė, kad tipo ukrainiečiai susprogdino. O. Nu, vokiečiai tyrė ir surado 3 ukrainiečius, kurie beje gyvena Lenkijoje, bet Lenkija atsisako juos išduoti Vokietijai, kad jie ten galėtų toliau tirti, apklausinėti. Čia kažkas panašiai kaip su Skripaliais Anglijoje. Jo, tik tai kol kas dar gyvi tie visi įtariamieji. Bet ar ilgam, žinai, čia dar yra klausimas. Nu, vat, jo, gali būti, kad staiga tenai jie liks negyvi ir štai tyrimas to ir apsiribos. Na, taip, dabar iš tų rimtesnių tokių klausimų, na, nelabai daug kas ir liko, ten neklausime, kieno Kurskas, jo labiau, kad tai, ne Kurskas, kieno Krymas, gal nebent paskutinis, na, jūs Šiaulių vis tiek sąjungos buvote dalyvis, kūrėjas, ne, Šiaulių sąjungos atkūrėjas Šiauliuose ir skyriaus vadas, taip? Skyriaus vadas, taip. Centro valdybos, reiškia, narys. Taip, tai, na, vis tiek į tą karinę pusę žiūrite, kaip čia taip gavosi Rusijai su Kursku prasileisti, va čia komentaras buvo. Čia labai, žinokit, taip man panašu tas visas dalykas, kaip du panašiai vandens lašai kaip su Izraeliu, kad užpuolė Hamasas, reiškia, nepastebėjo, naktį ten išbombardavo, įskirdė. Aš manau, kad čia, reiškia, nu, viskas yra paplano, viskas, tai visi dalykai, ko gero, gal buvo vykdoma.
Tai praktiškai, kad tenai vyksta kažkoks milžiniškas spektaklis, ar ne, milžiniški kažkokie veiksmai, užkulisiniai susitarimai, o tai, ką mes matome, tai yra tik tai scena, ar ne? Be abejo, kad taip, reiškia. Mums tai reiškia, tik tai mažus trupinėlius, fragmentus mes tik tai matom, kad tos, reiškia, veidrodžio didelio šūkės, reiškia, mėginam dėliot, kažką įsivaizduot, spėliot, reiškia, kaip iš tų kavos tiršių būrėm, žinai, kartais atspėjam, kartais nelabai, kai ką, reiškia, pasufleruoja, mus pasuko, reiškia, tą linkmę ir mes kalbam, reiškia, apie tas jų primestas mums mintis, mes ją pateikėm kaip savas, taip tas yra, reiškia, bet aš manau, kad, reiškia, vis dėlto ten yra suplanuota, paimkim tas faktas, reiškia, kada prasidėjo karas, reiškia, tas ne karas, specialioji ta operacija, kada buvo reakcija į tai, kad, užbėgimas už akių prevencija tam, kad būtų amerikonai, ten jie įsiveržė, reiškia, buvo numatyta, kad, reiškia, Rusija suskaldyti daugybę gabalų, išvogti, reiškia, turtą ten tą visą iškasenas, reiškia, rusus paversti ant tos, reiškia, piliečius vergais, ir paskui sunaikinti, aišku, prie ko ir eina. Tai vat, toks tas, reiškia, vaizdelis yra. O ką aš dabar žinau, žinai, kai ta tokia ta situacija yra, nežinau, čia gilintis į tą visą reikalą, ar ne, bet... Tai man irgi atrodo, tenai iš mūsų pusės pradėti spekuliuoti apie tai, kas ten vyksta Ukrainoje ir dar ten išpūtus akis vaidinti karo ekspertus, ko užsijima čia ištisi informaciniai kanalai, ten VŠI ištisos ir taip toliau, tai yra, toks, kaip čia pasakius, taip negerbti žiūrovų savo, taip negerbti žmonių, kuriems tu, transliuoji savo mintis. Tai todėl grįžkime prie Lietuvos, kurią vis nori tenai šalia Ukrainos pastatyti. Baigėsi, kaip baigėsi, iki rugsėjo 1-osios turėjo vykti registracija į komendatūras. Bet ir po rugsėjo 1-osios ją pratęsė, kadangi, matyt, nesurinko tiek, kiek įsivaizdavo. Man dabar klausimas, kad Kasčiūnas, tas mūsų karo ministras, sako, kad teigia, kad užsiregistravo apie 5000 į karo komendatūras. Šaulių sąjungoje yra virš 10 000. Bent jau sako, kad jie pas juos 10 000. Ar gali tai būti, kad ne visi šauliai sustojo į komendatūras? Juk čia pirmiausia, tai va tie, kurio, savanoriai, šauliai savanoriai, kurie savo laisvalaikį skyrė tam pasirengimui, krašto gynybai savanoriškai, jie pirmiausia ir turėjo sudaryti, aš taip įsivaizduoju, komendatūrų brandulį, tada dar pajungti aktyvius civiliokus, ar ne, juos įtraukti, kad taip išplėsti maksimaliai šitą pilietinį galimą pasipriešinimą būsimą. Tai ką tai rodo? Ar tai rodo, kad ten pusė, bent mažiausiai pusė Šaulių sąjungoje puikiai supranta, kad eiti į komendatūras tai kišti galvą į kilpą? Ar tai rodo, kad apskritai, tik tai tie iš visos Lietuvos nepilnų 2 milijonų, kiek čia yra likę, gal dar mažiau, tik 5000 dar nesupranta, kas mums gresia, kad karo atveju mes būsime sumaitoti ir pirmiausia tie, kas turės vilkės karo uniformą ir bus kaip čia, pats pirmas taikinys ir kandidatai į savižudžius, nes, bet kokio, aš įsivaizduoju, fizinio kontakto prieš Rusijos kariuomenę, prieš Rusijos pajėgas atveju, Lietuvai tai baigėsi viskas kraujo mėsmeliu. Sunku pasakyti, jeigu taip rimtai kalbant, kaip čia tas dalykas koks yra. Gal ir sąmoningi iš tikrųjų tai yra kai kurie žmonės suvokia, kad dabar, reiškia, tas karas Lietuvoje, kuris yra eskaluojamas labai, tai buldozeriai tiesiog tas yra stumiamas, aš manau, kad turbūt suvokia žmonės, kad čia, reiškia, prasidėjus karo, tai praktiškai bus, reiškia, visi, tai bus aukos, reiškia, kaip sakau, reiškia, miestai, Lietuva, griuvėsiais, tai yra praktiškai tautos kapais bus paversta, nes jeigu taip atvirai pasakius, reiškia, nugalėti Rusijos, neįmanoma kare, čia jau daug kas sako apie tą dalyką, aš ir tai galiu paantrinti. Jeigu tik tai, reiškia, NATO, reiškia, ar bet kas, reiškia, pajudins Rusiją rimtai, reiškia, tai pats, reiškia, Putinas yra aiškiai pasakęs, reiškia, jis niekuomet vėjų, reiškia, ir tuščiai nekalba. Jis yra pasakęs, jeigu, reiškia, kam ta tokia Rusija, jeigu nebus rusų. Taip. Tai aš tas pat irgi klausiu, kam mums to... Jisai ne taip, kam pasaulis, jeigu jame nebus rusų, teisingai. Kam mums toks pasaulis? Tai va, ir aš tą patį klausim, sakau, kam mums tokia Lietuva, reiškia, ir tas pasaulis, jeigu nebus jame lietuvių, žinai, ar verta dėl to numirti.
Jau, kaip sakau, čia ir karas vyksta ne dėl Lietuvos, ne dėl mūsų tautos, ne mūsų gerovės, dėl saujelės kažkokių įsigimėlių. Netgi ta idėja ateina čia ne iš vietinių šitų, reiškia, tų vasalų, bet ateina, reiškia, iš Amerikos, ateina iš anglasaksų tos idėjas primestas, kad reikia kariauti. Tai vat jų čia karas yra primestas. Jie ten savo tas rasborkės darosi, reiškia. Tai yra Amerikos ir Rusijos karas, reiškia. Netgi galėčiau pasakyti, galima netgi Amerikos, netgi ir Kinijos karas savotiškai yra, nes ten vat yra, reiškia, tie dalykai sprendžiami. Nes ta galinga Kinija irgi nereikalinga. Šiaip, kad Amerika su Rusija pjaunasi, Kinai, žinai, laukia savo momento, reiškia, kad ras laimėsi, kad čia hapnot irgi tie vat visi dalykai. Tai va tie šauliai, kiek jie supranta, kiek nesupranta, kai kurie gal bijo, reiškia, vat, nu, tai vis tiek yra žmonės. Bet kitą dalyką reikia suprast dar, kas sakau, reiškia, Šaulių sąjungos yra vadas toks labai įdomus. Idzel, kuris, reiškia, vadovauja tiem visiem dalykam. Ir aš kaip pasižiūrėjau, kad ten su Lietuva, reiškia, ir su nepriklausomybė mažai ko yra, reiškia. Tie šauliai, reiškia, aš pats buvau šaulys, kadangi, vat, reiškia, irgi žinau, bet kad dabar kas vyksta su Šaulių sąjunga, tai yra jau ne Lietuvos, ne lietuvių tautos gynybinė organizacija, bet matau, kad tai yra kažkokia atstovaujantį siaurą, reiškia, politinį ratą, tai yra Laisvės partija šitų visų iškrypėlių, kaip jie ten vadinasi, nežinau, kelintus ten lyties, ir ne konservatoriai, nes konservatorių Lietuvoje nėra, tai kaip jie ten vadinasi dabar. Tėvynės sąjunga. Tėvynės sąjunga kokia, iš Izraelės tėvynė, kokia ten yra. Kas tai tėvynė? Nu, aš nežinau, jie neprisipažįsta, tai reikėtų ištardyti, reiškia, gerai pasakyti. Tai vat, jeigu jūs norit už Izraelį numirti, reiškia, ten už kokį Isaką Rabiną, reiškia, ar dar kažką, tai jūsų reikalai yra. Bet, vat, reiškia, visi lietuviai, kurie yra patriotai, šauliai, kurie žinot, reiškia, aš, vat, reiškia, pirmasis vadas, junkitės prie mūsų, davai kartu, reiškia, priešintis už nepriklausomą, neutralią Lietuvą. Tautinė, reiškia, socialiai orientuota Lietuva turi būti, reiškia, ta Lietuva. Nu, turim atsiimti valstybę, reiškia, netarnauti. Kiek jau metų tarnauja svetinėm, reiškia, atiduodam viską, įsiveža, doklė yra mokama, reiškia, karas vykdomas, reiškia, už mūsų pinigus, reiškia, pinigai išeina, mes, reiškia, paverčiami vergais, reiškia, kainos, maisto kainos, reiškia, kūro kainos, dujų, elektros, reiškia, brangsta, tyčiojasi iš mūsų šitie visi vagys, reiškia, ir parazitai, kurie sėdi valdžioje. Nu, mes tylim, reiškia, ir vėl nusilenkia renkam. Oi, tada buvo gražiai, va, Uspaskichas atėjo pašnekėję, ledų davė, kaip aš sakiau, reiškia, anksčiau, už kiek pardavė savo tėvynę, už Auralų, už tą miltelius, reiškia, šokoladą, o dabar už ledus, reiškia, nusipiginot, reiškia, už tiek parduot. Tėvynė neparduodama, reiškia, mes neparsiduodam. Jeigu turit garbės, reiškia, supraskite, tėvynė yra viena, pasaulyje galite važinėti, valkatauti, bet tėvynės antros tokios nebus, išvarys viskas, reiškia. Sunaikinta tauta jūsų nebebus, bet jeigu nusispjauti, vėlgi tai yra gerai. Aš tai sakau, krempiausi tuos, kurie dar yra palikę, kurie vyrai, ne pederastai, reiškia. Davai, susirinkam, susiraskit mane, šauliai, savanoriai, kur buvo kariuomenės, kurie dar yra, kur nesuvakcinuoti, kur dar turit smegenis, kurie nesulėjo, reiškia, neprarūkė ten su tom žolėm ar da ko nors. Nu ir patys pradėkim, reiškia, periminėtą valstybę. Taikių būdų, aišku, tą reikia padaryti. Gražiai, kai neapkaltintų, kaip man, kad 10 metų kalėjimo norėjo siūlyti. Liktai aš norėjau čia perversmą įvykdyti, nors šito dalyko nebuvo ir, aišku, subliuško ta byla. Bet nepaisant to, reiškia, 3,5 metų vis tiek jie man įpaišo 100-700 straipsnis, tai yra, nu, kaip tam šuniai stulpas. Taip. Bet kam pripaišys? Neapykantos kurstymas. Beje, dabar vyksta mano teismas su tokiu pačiu. Tai bando, vat, Kuklianskiai įrodyti, kad aš kalbėdamas apie tai, apie žydų istoriją Lietuvoje, nu, niekinu žydus, nes jeigu, vat, žydai apipjaustyti ir lietuvis kalba apie tai, kad žydai Ne tai, kad lietuvis. Nebūtinai lietuvis. Jeigu ne žydas kalba apie tai, kad žydai turi tokią tradiciją apipjaustyti savo vaikus, čia jau yra žydų niekinimas ir menkinimas. Tai čia jau dasigribausim tada. Jeigu ne žydas kalba apie tai, kad žydai šeštadienį negali, per šabatą negali nieko dirbti, o tik tai melstis ir skaityti Torą ir mokytis ten Toros išminčių Talmudo, tai jau vėl reiškia jisai niekina. Jeigu ne žydas sako, kad žydai buvo išvaryti iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, ir po 2 metų tik tai šito visokių šitų landūnų valdžioje pastangomis vėl buvo jiems leista čia sugrįžti ir toliau užsiminėti savo ekonominę, pavadinkime, finansinę veiklą, reiškia tyčiojasi ir niekina. Jeigu žmogus pasako, kad ne žydas pasako, kad
Vilniaus dauguma gyventojų iki antro pasaulinio karo, tai buvo būtent žydai, ir Vilnių galima skaityti žydų miestų, žydiškų miestų, reiškia, jisai niekina žydus, nors tai yra absoliutus faktai. Bet kalbėti apie tos, kas yra tie neliečiamieji, kas šiandien savo darosi tą, kaip čia kūrėsi naują Izraelį, ten atstatinėja naują Šiaurės Jeruzalę, savo nori susikonstruoti. Ir ne, apie juos neduok Dieve, negalima jokiais žodžiais. Negalima. Taip. Taip, ir čia, kaip čia pasakius, taip, kai norima nutildyti, tai tada ieškomos visos įmanomos priemonės ir jos yra naudojamas. O man tik tai keista, negi šitos užsakymus politinius vykdantis prokurorai, tyrėjai, teisėjų patarėjai ir padėjai, jie ką, nesupranta realiai, kad jie dalyvauja nusikaltime prieš lietuvių tautą, prieš Lietuvos valstybę, prieš kitų tautų atstovus ir kad galų gale viskas tasgi yra dokumentuojama. Eindagi visi tie jų popieriai priimami sprendimai, kaupiasi krūvom. Ir duok Dieve, jeigu tu spėsi tenai išeiti į pensiją ir laimingas kur nors ramiai pamirti. A jeigu nespėsi? A jeigu už visą ten tavo tą darbą reikės atsakyti? Ukrainoje šitie naciai pjovė žmonės. Galvoja, kad jie nebeudžiami pjaus. 8 metus ramiai pjovė. Ar žmonės ar gojus pjovė? Jiems jie ne žmonės, taip. Bet jie galvoja, kad atsakyti nereikės už savo darbus, už savo veiksmus. Lygiai taip pat, aš jau kelis kartus perspėju visus Lietuvoje, taip sakant, aktyviai besireiškiančius senai Ukrainos rėmėjus. Jūs galvokite, ką darote. Pagal Rusijos įstatymus finansuoti karinės senai visokius dalinius, ypatingai tuos, kurie ne kariuomenės sudėtyje, o jo labiau siūsti kažkokią karinę paramą, ginkluotės elementus, tai yra save užrašyti į tuos teisiamus teroristus, kuriuos Rusija anksčiau ir vėliau gaudys po visą pasaulį ir teis. Taip, arba papuolusi nelaisvę šaudomi vietoje. Neduok Dieve tenai dar, jeigu smegenims susisukus važiuoti, pakariauti už Ukrainą Ukrainoje, tai tada taip. Niekas tenai iš anos pusės nesigiria, kiek jie tenai šitų užsieniečių vietoje paguldė be teismo ir be sprendimo, bet tai faktas, kad jos naikina. Bet kaip jie dabar sako, kad Ukraina kariauja čia už Europą, čia už Lietuvą, už mus čia kariauja. Ar už tave kariauja dabar? Aš nesijaučiu. Aš žiūrėdamas iš šono, aš galvoju, kad jie kariauja, kaip tu sakai, už anglosaksų, aš vadinu anglo-judosaksų interesus, būtent tų, kurie sukūrė globalias struktūras, kad mažuma, tokia etninė, kultūrinė, finansinė mafija galėtų išnaudoti praktiškai visą pasaulį. Kiti to pasaulio apžioja. Tai už tos mafijos interesus dabar galvas ir guldo Ukrainoje iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Bet šitai yra projektas būtent tas švabinis, tos, reiškia, naujo to perkrovimo, reiškia, ta idėja, kur yra, kad karas, maras, badas, reiškia, maras. Mirtis tai yra, reiškia, taip išeina tas visas dalykas. Tai naikinimas, reiškia, pačių valstybių, kad tautų, kaip sakiau, reiškia, sunaikinimas, genocidą tokia politika, bereikalingų tų atliekamų žmonių, kur dabar, reiškia, tos dirbtinis intelektas skatinamas, taip toliau, žmonės taip džiaugiasi, kaip bus gerai. Atliekami žmonės bus, reiškia, utilizuojami, reiškia, išdžiaugiamis. Jeigu nereikalingi, tai nereikalingi. Čia turėtų būti klausimas, reiškia, ne kaip remti, ne kaip kariauti už šitą idėją. Tai dabar pagrindiniai kokie, reiškia, jų idėja yra iškrypimai, reiškia, išnaudojimas, žmonijos sunaikinimas, pavergimas, reiškia, nužmoginimas, reiškia, tokia, žinai, iš vis degradacijos, reiškia, šitos visos skleidimas. Tai ką, už tai jūs norit, reiškia, jūsų tokie vaikai būtų, kad paskui sunaikinti, kai iš visų vaikų neturėt. Tai čia yra absurdas. Jis dar už savo pinigus į savo biudžeto, reiškia, remti, reiškia, milijardus skirti, reiškia, tam karui, kad žudyti, reiškia, tos, reiškia, slavos. Ir rusai žudomi yra, ir ukrainiečiai žudomi, čia yra tas pats yra klausimas, nes sutartinis tas klausimas, kad kada vėlgi grįžtam prie to, karas, kai prasidėjo, tai kur, reiškia, kas buvo atvažiavę, kokie žvalgybos, reiškia, pas Putiną ir apie ką jie kalbėjo. Galim tik tai, reiškia, numanyti, bet
Bet negalima atmesti, kad tai yra karas sutartinis. Ir patys rusai apie tai kalba, kad gali būti, reiškia, sutartinis tas karas yra. Gerai, Žilvinai, kritikuoti labai lengva, badyti pirštų labai lengva. O ką siūlote jūs, Eduardo Vaitkaus vedamas Lietuvos liaudies partijos sąrašas? Sąrašas tai siūlo, reiškia, tenai prokurorą turėti, reiškia, kuris kovotų su to korupcija. Dar ten įvairūs dalykai yra. Bet aš asmeniškai manau, kad, reiškia, šiandieną pirmailis dalykas yra užtikrinti taiką, kad karo nebūtų. Vat yra pagrindinis dalykas. Tai vat, jeigu išeitume, reiškia, vat, į Seimą, užkirst kelią, reiškia, šitiems ir karo vanagams kurstyti, reiškia, karą. Reali bausmė turėtų karo kurstytojams. Už karo kurstymą turi būti, reiškia, baudžiamoji, reiškia, atsakomybė. Vienas dalykas ir už, reiškia, pederastų, reiškia, tų, kaip jie ten vadinasi, gėjai, kaip jie dabar ten yra, ką tai reiškia, tie gėjai, aš net nežinau, bet pederastas yra graikiškai berniukų mylėtojas, visuomet, reiškia, tai yra cenzūrinis žodis, reiškia, jau enciklopedijoje yra, mane bandė teisti, reiškia, atsimenu savo laikų, teismas išteisino šitą visą reikalą, todėl aš šitą ir vartoju. Jeigu teismas pasakys taip, aš, reiškia, turėsiu, reiškia, kitokią tą nuomonę, reiškia, pakeisiu. Bet, reiškia, yra tokia situacija. Tai vat. Žiūrėkit, atrodo, kad kiekvieną kartą, kai Lietuvoje sukyla toks didesnis nepasitenkinimas prieš dominuojančią valdžią, taip atsiranda tokie tautos gelbėtojai, kabutėse, kurie eina kaip protestiniai kaip protestinis pasirinkimas ir galiausiai, net jeigu jiems pasiseka, kaip šito Valinsko prisikėlimo partija, man atrodo, tenai vadinasi, buvo ar 17, ar kiek narių Seime, šitą su Drąsos kelio partijos 7 beros nariai Seime buvo, ar ne? Bet galiausiai vis tiek visas tas protestinis balsavimas, tie per protestą išrinkti žmonės arba protesto vardan išrinkti žmonės, galiausiai praktiniam rezultate duoda visiškai nulinį rezultatą. Dabar toksai vaizdas, kad šitai oficialiai pusiai tokių pasirinkimas yra, kokie 3 tikriausiai realiai sąrašai. Tai yra Žemaitaičio Nemuno aušra, Puidoko ir Uspaskicho ta koalicija su Lietuvos krikščionių, man atrodo, ten sąjunga kartu. Ir Eduardo Vaitkaus ir Lietuvos liaudies sąrašas. Ar nebus vėlgi tas protestinis balsavimas, net jeigu jūs pakelsite, paimsite ten tuos neinančius į rinkimus daugiau negu 50% balsuotojų, pusę jų, jeigu atvarysite į rinkimus, ar nebus jų balsai vėl toks emocijų nukanalizavimas, o galutiniam rezultate piš? Sunku čia, matot, pasakyti tą dalyką, tai pas Divandušės padėjus tą ranką. Sąrašą, kaip pasižiūrėš, kai kurių netgi ten nežinau, kas tam sąraše mūsų pačiam yra nepažįstamas. Dabar pradėjai susipažinti. Nepažinojau aš ir, reiškia, Mažvydo Miciūno, bet kiek teko, reiškia, su juo susipažinti, pradėti dirbti. Aš matau, reiškia, nuoširdus, reiškia, puikus žmogus, jisai jį, reiškia, rusai negazdina, reiškia, ir, nėra jisai tas, reiškia, toks veikėjas, kuris bijotų, reiškia, pasisakyti prieš tą Ukrainą, atrodo, ir šiaip lengva dirbti, reiškia, su juo. Eduardas Vaitkus, reiškia, kaip inteligentas, jis mane labai nustebino, nes gal drąsios mintis palyginti, reiškia. Ta mes, ką anksčiau kalbėjom, kur 10 metų man kalėjimo, kada siūlė 14 metais už tos lapelius, 17, kad buvo teismas, tai tada mes, reiškia, buvom teisimi, o dabar jis, reiškia, iš televizijos galėjo tai ištransliuoti labai gerai, šaunu, reiškia, aš tiesiog, gerbiu šitą žmogų už tai, ką jis pasakė. Aišku, jisai gali būti, reiškia, įvairių trūkumų mes turim, ir aš turiu trūkumų, ir pats turiu, bet kurie. Tai mes tik žmonės, nedavai. Todėl ne už Vaitkų balsuojame už pačią idėją, reiškia. Mesgi siūlom, reiškia, kad reikalinga, reiškia, atsiimt pačią valstybę. Atsiimt, pertvarkyti ją, reiškia. O ta valstybė, kuri dabar yra, jeigu norim jį atsiimti, reikalinga atsisakyti, reiškia, okupanto. Okupantas yra NATO, okupantas yra, tas yra faktinis, reiškia, NATO, kuris yra, tai faktinė okupacija yra. O Europos Sąjunga tai yra tokia juridinė tokia, nes atėmė, reiškia, dalį mūsų, reiškia, nepriklausomybė, suvereniteto atėmė. Tai jeigu mes, reiškia, liekam jų sudėty,
ką vat, tie vat Žemaitaičiai ir kiti ten visi yra, kad reikia, reiškia, išsaugoti NATO, NATO tai yra saugumo dalis, tai reiškia, meluoja savo rinkėjams. Jeigu, reiškia, įsivaizduok kitaip, reiškia, jeigu sakytume, kad, nu va, čia žinote, tarybinė armija tai yra vat, išvaduotoja. Bet va ta KGB, žinai, ten ir ne tarybinė armija, komunistų partija, reiškia, va, tai yra ta bloga, o tarybinė armija yra išvaduotoja. Nu, čia yra dvi prasmybės, reiškia. Negalima, reiškia, už šitos sistemos, bet kuria sistema yra finansai. Finansai, reiškia, užduoda, reiškia, tą toną, finansuoja visą tą vienokią ar kitokią ideologiją paremę. Išlaiko kariuomenę, kariuomenė, reiškia, yra būtent tas kumštis, kuris, reiškia, stumia, reiškia, vieną ar kitokią ideologiją, išlaiko ją, reiškia, kaunasi, užgrobia, reiškia, kitas, reiškia, teritorijas arba, reiškia, kitas valstybės, reiškia, ir pavergia žmonės. Tai vat NATO yra būtent šitokia, yra agresyvi, reiškia, teroristinė organizacija. Ir jeigu ją mes paliekam, ir jeigu paliekam ne tik tai NATO, bet, reiškia, paliekam bankus, paliekam, reiškia, užsienio, reiškia, agentus, kurie, vat, yra, tai ne, mes niekuomet neįsivaduosim. Tai, vat, reikia šitos trukdžius reikia šalinti. Kaip, reiškia? Ar reiškia, burtalių kelių, ar vis dėlto demokratiniam priemonėm, tai čia priklauso nuo to, reiškia, kokia grėsmė. Jeigu yra mirtina grėsmė, tai aš pateisinu bet kokias priemonės asmeniškai. Jeigu iškiltų pavojus mano šeimą, mano vaikams, aš tikrai, aš kaučiausi, reiškia, pasiryžęs viskam. Taip ir už tėvynę turėtų būti. Jeigu yra tikri vyrai, turi kautis. Bet, reiškia, dabar yra kol kas, vat, reiškia, rinkimai, nors okupacijos sąlygom rinkimai demokratiniai negali būti, bet šiuo atveju darau išimtį, nes kadangi vat, vaikui pavyko, reiškia, 100 000 su virš pakelt, nu tai yra šansas, nu pamėginam paskutinį kartą, reiškia, nors aš netikiu rinkimais, tai bus falsifikuojama, bet mažas šansiukas yra, nu jūsų priklauso, reiškia, jeigu palaikysit, prisijungsit, reiškia, patys, remsit, ir svarbiausia, jungtis reikia į vieną kumštį, nesėdė čia neskiri rinkimai, čia jau turi, reiškia, vykti nacionalinio išvadavimo, reiškia, kova. Pereiti, reiškia, ir dabar tie rinkimai turėtų kova dėl Lietuvos, dėl mūsų šeimų, dėl mūsų, reiškia, išsaugamo, reiškia, pačios valstybės tautos, reiškia, išlikimo. O jeigu ne, tai, reiškia, bus ir našluoti, nu, tai va, turit rinktis. Patikėsit, reiškia, judom, pakeliam, reiškia, ir iš tikrųjų galima visai padaryti. Tai va, kaip sakau, bet turi keisti tada, reiškia, ne vien tik tai, kad išeisiu į Seimą, aš ten, reiškia, bus ten tokia, ten kažką tai mes ten padarysim, mes būsim geri, reiškia, ir tada, reiškia, viskas pasikeis savaime. Nepasikeis nieko, reikės daug ką pakeisti, turėsim pradėti dirbti, reiškia, nesiskolinti, tai va, turim savo bankus atgauti, litą turi atsistatyti, reiškia, konvertuojama valiuta kada bus, tada jau galėsim jau kalbėti apie tai, kad esame nepriklausomi, jau susigražinam šiek tiek valstybės, po trupučiuką turim atsivalyti nuo to, o dabar kaip Rusija atvyksta, po trupučiuką, reiškia, teismai šiek tiek atsivalo, nes ten yra daug labai blogio yra, bet jie pradeda atsivalyti, o pas mus, reiškia, visas brudas išlieka. Neatsivalysim, nieko nebus, tai reikia pradėti. Jeigu atsiras naujų žmonių, reiškia, jau tie senieji, kur, vat, reiškia, bet kuris Seimo narys, koks jis bebūtų geras, reiškia, kad į konservatorių partiją, sako, yra gerų žmonių. Nu taip, bet tai ką su banditais ten daro, su vagim, reiškia, tautos įsigimėliais, kurie, reiškia, lietuvių tautos priešai tiesiog yra, reiškia, genocido vykdytojai. Ką jūs su jais darot? Turite išeiti, palikti, reiškia, o bažnyčia tai iš vis turėtų, reiškia, atskirti nuo bažnyčios šitos visus veikėjus. Visus, reiškia, tos kėjus ten, kaip ten vadinasi, reiškia, tą propagandos, reiškia, veikėjus atskirti nuo bažnyčios, reiškia. Nu, kaip bažnyčia gali atskirti, jeigu būtent šitų, vat, Landsberg šaikos kartu su Landsberg šaika, jie... Apie Landsbergą gerai, arba nieką. Ne, tai pasakysim, jie kartu su Landsberg šaika, jie laisvino Lietuvą. Jie laisvino Lietuvą ir dalinosi Lietuvos turtą. Taip. Tai kaip jie gali spjauti į tą šulinį, iš kurio jie kartu su Landsberg vandenį geria. Pakabinti yra jau ant to visą dalyką, taip, sėdi. Dieve mano, nu, kaip čia apie bažnyčią iš viso irgi jo atskira kalba turėtų būti. Tai vat revoliucija turi pasidėti nuo Vatikano, reiškia, nuo visų popiežių, nuo ten tų prelatų ir viso kito, ten visą tai iškreipimai, visa velniava yra. Jeigu, reiškia, į bažnyčią, kaip sakau, sugrįž Dievas, reiškia, sugrįž tikėjimas, tada ir bažnyčia tikės, reiškia, bažnyčia atgaus, bus renesansas naujas bažnyčios. Arba jūs, reiškia, būsit našluoti. Dabar, reiškia, jau jie daro, kad, reiškia, bažnyčia nereikalinga, jūs naikina, o jūs aklai, reiškia, vykdot, tikit, reiškia, ir toliau, reiškia, tarnaut šitam pederastam. Ne, nu tai mūsų, taip sakant, šitas bažnytininkai galėtų pasižiūrėti į vakarus, kaip tenai
tos šimtmečius ir tūkstančius metų stovėjusios bažnyčios yra tuščios, deginamos ir išparduodamos, nes kaip nereikalingi pastatai, nes jų neapsimoka išlaikyti ir jie niekam daugiau nereikalingi ir paverčiamas. Bomžų landynės, landynės, barai, sandėliai ir taip toliau. Tarp kitko, ten Danijoje, kada buvom, tai reiškia bažnyčia stovi aplinkui, reiškia tai bardėlių kambariukai aplinkui einant, tai iš vis viršūnė. Nu, aplink bažnyčią, bažnyčia vidury, o šalies viena siena, reiškia, yra su bažnyčia. Ten raudonųjų tų žibintų kvartalė, žinai. Tiesiog, reiškia, fantastika. Iki kokio lygio tas įgyventa. Gerai, Žilvinai, tai, atsakote, ar jeigu kalbam apie Lietuvos viziją, apie Lietuvos ateitį, taip, kokią jūs tą ateitį matytumėte? Ar pavyzdį galėtumėt pasakyti, gerai būtų, kad Lietuvoje būtų bent jau taip, kaip ten? Nežinau, kad tokią valstybę rasti, reiškia, dabar šiais laikais, į ką galima lygiuotis, tikrai nėra. Dabar yra tokia situacija, nei rytuose, nei vakaruose, tokį idealą aš net nematau, yra problemų, reiškia, daug. Ir kai kas, reiškia, sako, kad Rusijai ten tvarkoj. Aš su rusais pasikalbu, ten irgi tiek kairiai, tiek dešiniai yra nepatenkinti ir sako, kad ten yra prastai, reiškia, kad ten irgi su tom dideliom skrybelėm juodom susidėję ir kad ten yra irgi problemų. Rusų tautai irgi nemažų, reiškia, iššūkių yra. Priklausys, reiškia, kaip ta politika vystytis, toliau eis į priekį, kokie planai bus, reiškia, kokia ideologija, reiškia, įsivyraus. Dabar daugiau ta tokia Dugino yra, Aleksandro ta tokia, reiškia, kaip tais remiasi, tai nėra blogai, bet yra tokia kraštutinė daugiau, kaip tokia, reiškia, šovinistinė, galėtų gal pasakyčiau, nacionalistinė, tai pasakysiu, bet tai ne pas blogiausias variantas yra. Į Putino, reiškia, poziciją kokia bus. Jeigu pavyks atsivalyti nuo tos, reiškia, stambaus kapitalo, vėlgi tos reiškia, kaip tos tautos, neatsimenu. Kaip pavadinimas tos? Afrikiečiai. Afrikiečiai. Jie iš Afrikos. Ne pederastai. Ne pederastai. Ne pederastai, bet afrikiečiai. Bet pedofilo šiandien girdėjau daug, iš ten ateina tas. Ir jeigu jie ten sugebės atsivalyti, pasitvarkyti, tai manau, reiškia, gal. O mums tai reikia, žinau, esame nedideli, reikia laviruoti, reiškia, tarp rytų ir vakarų pozicija turi būti, reiškia, grinai, tas toksai tiltas, čia buvo pati geriausia idėja, reiškia. Kiniečiai siūlė savo, reiškia, tavo šilko kelią eiti per Lietuvą, kur pinigai galėjo, reiškia, sugriauti reikės, sunaikinti, sudaužyti. Žilvinai, netgi ne tik siūlė, padarė šaudyklinį traukinį iki Klaipėdos uostą, važiavo šitie bandomieji sąstatai, su džiaugsmu, su pompa buvo pristatinėjama. Ir staiga mums reikia pradėti kariauti prieš Baltarusiją, per kurią eina geležinkelis. Ar naudinga? Kam naudinga? Prieš Kiniją, nugalėti ten tą drakoną. Tampėti, kaip ten visokie prigalvoja, ten visokių tų nesąmonių, žinai, o šitie vietiniams aborigeniams prikabino tų makaronų reikia, o kaip reikia, paskui dabar už elektrą reikia mokėti, reiškia, 10 ar ten kiek tų kartų, reiškia, daugiau, kartais jau ten viskas eina, už dujas reikia mokėti, už benziną reikia, už elektrą reikia, tylim, sau sėdėm, reiškia, mūšė skriaužia blogai, bet Ukrainą reikia rengti, slavą Ukrainą reikia rengti. Reiškia, tam parėjo patys plikibasi sėdėm, reiškia, vaikai neturi ką valgyti, arba į mokyklą prekių nenupirkam kanceliarijos, jau tų mokymo sistema visai eina velniop, reiškia, gydymo neturim, po mirties tik tai galima sulaukti eilės. Tai kiek galim kentėti, kiek dar sėdėti reikia, kiek dar, kada jūs dakasys? Man labai smagiai nuskambėjo naujiena. Štai pastatė palei Rusijos sieną prie Nemuno drakono dantis ir vėlos privinioja. Ir susiruošė visam tam reikalui išleisti 600 milijonų. Tuo pačiu reikia pro kitą galą, kad Lietuvoje trūksta 600 mokytojų dabar. Tai aš dabar galvoju, 600 milijonų, ar ne, kuriuos jie numatė, suplanavę išleisti, ir 600 mokytojų. Už milijoną galima būtų mokytoją privilioti, paruošti, tokį ir laimingą, jo gyvenimui, išleisti milijoną, kad būtų Lietuvoje mokytojas geras. Kur bus galima? Jis ne tik tai mokytojas, bet jis sutiktų, reiškia, važiuoti patį užkampį, reiškia, rajono į kaimą, reiškia, ir būtent mokytojas. Skirti valstybės dotaciją. Bet čia ne vien pinigose dar reikalas yra. Jeigu mes nekeisim pačios, reiškia, švietimo sistemos, jeigu mokinys tik bus krepšelis, reiškia, o ne žmogus, reiškia, mūsų Lietuvos ateitis, reiškia, iš to irgi nieko gero
gera nebus. Bet čia turbūt viskas yra kompleksai. Visų pirma, mes padarome, nuvertiname patį mokytoją kaip tokį, kaip sulyginam su valymo paslaugomis. Tada ir tie mokytojai, kaip čia, save gerbintis žmogus labai gerai pagalvos, ar jam reikia tokioj pozicijai paskirti savo gyvenimą, ne pačiam lengviausiam tikrai darbui, kuris yra, vis tiek tai yra nedarbas, tai yra misija. Mokytojas, tai, kaip čia pasakius, nestatybininkas yra, nestatybininkas. Tu negali tenai nueiti, padirbėjai kaip statybininkų, padirbėjai kažkiek laiko, ir paskui kito kažko užsiemi. Jeigu tu mokyti, tai jau tu turi būti tavo prigimtyje. Matot, šiais laikais dabar mokytojo, reiškia, ta tokia specialybė, ta profesija, tai yra tiesiog iššūkis, aš pasakyčiau, tai yra reikalaujanti, reiškia, didelio tokio nervinio pasiruošimo, psichologinio, nes kiekvienas ten gali ir atlaikyti. Aš tai negi prilyčiau darbas, reiškia, kokia psichiatrinė ligoninė, reiškia, tas visas yra. Kada laksto pliki, reiškia, ten išsidirbinėjai, tu negali niekada tam vaikų pasakyti, o jeigu neduok dievė, ausį nusuksit, baudžiamoji byla iškart. Žiūrėkit, Žilvinai, koks įdomus dalykas. Lietuvoje pedagoginėje srityje dirba apie 40 000 žmonių. Tai yra 2-3 kartus daugiau negu didžiausia partija dabar. Ir šitie žmonės, toksai kiekis, ar ne, visa klasė, galima sakyti, nesugebėjo susivienyti, kad apginti organizuotai savo interesą. Man tai yra nesuprantama. Tengi turėtų būti labiausiai išsilavinę, taip toliau tie, kurie ruošia žmonės gyvenimui ir visa kita. Jie patys tarpusavį įsisteigia mokytojai 4 profsąjungas, tarpusavį nesugeba tokia masė žmonių, 40 000, sakau, 3 kartus daugiau už bet kokią partiją, nesugeba prastumti apginti savo interesų. Tai kas mes esame per tokią visuomenę, kad mus gali bet kokia ten šušara, ir susirinkusi grupelė 100 organizuotų, kaip sakote, skrybelių kokiu nors, čia metaforiškai kalbant, ar ne, intereso toks ratelis, paimti ir visą Lietuvą ant kelių pastatyti ten, įvesti tai tą loko mokestį automobilio registracijas, tai tą padaryti, valstybinės įmonės visiems ant akių parduoti ir visi visą tą srebia. Dabar mūsų atvira forma ruošiasi siūsti į karą, ruošiasi paversti mūsų ten patrankų mėsą ir vėl mes visi tenai žiūrime, kenam ir galvojam, gal manęs nepalies. Kiek tas gali tęstis? Ne visi, aš kaip tik tai ir sakau, kad reiškia, reikia šitam pasipriešinti, bet reikia, gramatnai visą tai daryti, ne šiaip sau, reiškia, kad aš ten sugalvojau, neįsiu. Jeigu neįsiu, tai reiškia, sodins jūs, reiškia, bus problemų, bet yra teisinė bazė, yra tarptautinė teisė. Suvokit tą dalyką, jeigu Lietuva yra, reiškia, 2004 metais, kada buvo įkišta į tą NATO, be referendumo, tai yra, reiškia, neteisėtas veiksmas. Ir kada čia jau, pažeidžiant Lietuvos Respublikos 137 konstitucijos straipsnį, kad Lietuvoje neturi būti, reiškia, užsienio bazė ir, reiškia, to masinio naikinimo ginklo, tas yra straipsnis pažeistas. Šiandien, reiškia, yra, čia jau realiai, reiškia, yra užsienio kariuomenė, patys į Vilnių atvažiavom, važiuoja, žiūriu, reiškia, ten Heil Hitler, ten tie visi, žinai, Deutschland, über alles. Teutonų kryžiai. Važiuoja kryžiuočiai, tie, kur supranti, pilėnus degino, žinai, čia, supranti, mūsų ten tas Seime sėdė, kaip dabar gerai, reiškia, apsaugos mūsų turtą, reiškia, mūsų įmešę valdžio galėsim sėdėti ir toliau paginėti. Tai reikia tą visą dalyką baigti. O kaip, reiškia, vėlgi sakau, tarptautinė teisė, 1949 metų Ženevos konvencija yra 151 straipsnis, kuris, reiškia, 3 dalis, kuris kalba, kad, reiškia, okupuotų kraštų gyventojai neprivalo tarnauti, reiškia, okupaciniai kariuomeniai. Ir draudžiama, reiškia, bet kokia, reiškia, propaganda, vertimas jų savanoriškai tarnauti okupaciniai kariuomenė ir pagalbiniuose daliniuose. Tai čia, manau, kad toks yra pavyzdys geras ir reikėtų, reiškia, organizuotos tėvus, patys organizuokitės, reiškia, ir pradėkit burtis. Jeigu norit, reiškia, kad jūsų vaikai žūtų, anūkai, reiškia, prarastumėt, reiškia, pačią tėvynę, tai kariaukit, aš neužvažiuokit Ukrainą, reiškia, dabar. Ypač, reiškia, Landsbergiai, Zingeriai, Abhamikė, nes važiuokit, kariaukit, dėkit galvas. O tėvai turi apginti savo vaikus. Zingerio sūnus važinėja
Važinėjai. Žinau, aš mačiau, klausiau jau. Tai vat jūsų patarimai. Lenkiu galvą, reiškia, yra patriotam, biznį gerą dar. Su organais jis prekiauja, su ko, nežinau. Nežinau, kokia jo specializacija, nesigyrė. Bet tie ten jie be tam tikros, reiškia, košerinės tos naudos, tai ne, turbūt nepajudės. Tarp kitko, kaip aš jau sakiau, reiškia, kada karas prasidėjo, aš pastebėjau, reiškia, irgi straipsniai buvo, atvyko į, reiškia, Ukrainą tiek pagalba iš Izraelio, reiškia, automobilių, tų medicinos, reiškia, sanitarai ten. Oi, sakau, tai čia jau dabar organais pradėsit, reiškia, varyti. Na, o tai yra masinis dalykas, tai reiškia, jokių ten moralinių skrupulų nėra, pinigai didžiuliai, taip jie tai daro. Gerai, tai praktiškai aptarėm tokias tikriausiai aktualiausias. Dar vieną. Užbaigėm, kaip sakant, slyvą tą, ar višnę uždedam. 39 metais, kada Lietuva, reiškia, buvo priversta, reiškia, ar kaip nepriversta, bet pasikvietė, reiškia, tos Rusijos dalinius apsiginti nuo kad duotų Vilniaus kraštą. Taip. Ten buvo sutartis. Ten savitarpio paramos ir pagalbos bet kaip ten būtų, atėjo, reiškia, paskui, reiškia, padaugėjo, paskui, reiškia, užėmė, tapo, reiškia, tai okupacija lygtais įvyko, nu, okupacija lygtais ir ne okupacija, bet po antro pasaulinio karo, kokia, reiškia, rezultatas buvo? Atgauta Klaipėda ir atgautas Vilniaus kraštas. Taip. O jeigu dabar mus vaiki šį karą, kaip jis galvoja, dabar jau prasidės. Ką mes gausim? Koks rezultatas bus, kada pakariausim su Rusija? Ar nugalės, reiškia, ES ir NATO, ar brandaliniam kare? Galima nugalėti, reiškia, nenugalės. Arba būsim visi sunaikinti, reiškia, žemės rytulis sunaikintas, arba, reiškia, praloš. Turės pasitraukti. O mūsų, reiškia, valstybė, reiškia, Lietuva praranda ir valstybingumą, ir praranda, reiškia, nepriklausomybę. Va štai, reiškia, kokie yra pagrindiniai tikslai. Gali būti taip, reiškia. Tai vat jūs idiotai, reiškia, esat sėdit valdžioje, kad norit, reiškia, Rusiją atiduoti Lietuvą, reiškia, nepriklausomybę. Norit šito, reiškia, nu davai, eikit kariaukit už tą Ukrainą. Už gėjų interesus, reiškia, kaip jūs ten tos vadinot. Pirmyn, varykit. Vertybės, vakarietiškas vertybės. Vertybės, bet per aną galą vaikai negimsta. Tai meilės, tai yra ne meilės, o tai yra mirties kultūra, savęs susinaikinimo kultūra. Na va, taigi, draugai mano, turite pasirinkimą. Junkitės, reiškia, prie mūsų. Balsuokit už 5 numerį, reiškia, būtinai turite ateiti, reiškia, už mūsų partijos, reiškia, tas numeris 5 yra. Už mane numeris 8 ir, blemba, mes visi kiti padaryti. Ir padėkite, reiškia, rinkimus. Ateikite, reiškia, miestuose, organizuokitės, reiškia, kas nenorit, reiškia, tarnauti kariuomenėje, aš tą pasižadu, reiškia, ginsiu šitos, reiškia, kurie atsisakys. Yra kiekvieno, reiškia, piliečio, reiškia, pareiga ir ginti tėvynę, jeigu jinai yra, bet šiuo atveju mes neginam ne tėvynę, tai ginam mažo to, reiškia, to siauro 0,8%, reiškia, oligarkų interesus. Tai pilnai mes galim, reiškia, aš manau, remintis tarptautinę teisę, netarnauti, nesižudyti. Tai va, čia džiugia nata, kad mes turime teisę gyventi, o nesižudyti. Aš manau, galime šį mūsų pokalbį ir pabaigti. Dėkui, Žilvinai. Ja. Taip, dėkui. Už visur mūsų pergalę. Taip, dėkui visiems žiūrovams. Iki.